Kas yra BIDU? BIDU yra procesų ir projektų valdymo įrankis, skirtas asmenims, nedidelėms įmonėms ir korporacijoms. BIDU padeda pasiekti geresnių rezultatų vykdant pardavimus, valdant projektus, organizuojant renginius ir kitose veiklose. Taigi, kaip pradėti? Pirma, numatykite tikslą. Sukurti puslapį, įvykdyti 10 pardavimų ar reklamos kampaniją, įgyvendinti rinkos tyrimą, pasamdyti darbuotoją, paruošti mokymus ar finansinę ataskaitą. Antra, sukurkite projektą ir jo užduotis. Tai visai paprasta. Idėjas ar užduotis galite užsirašyti naudodami klaviatūros klavišus Insert bei Enter. Tai galite daryti darbe, komandiruotėje ar namuose, kur bebūtumėte. Trečia. Paskirkite užduotis atsakingiems darbuotojams. Pasirinkite vartotoją ir nutempkite užduotis į jo kalendorių. Štai taip. Valdykite savo projektus. Čia matote šabloninių projektų apžvalgos langą. Pasirinkite reikiamą zoną ir pamatysite savo projektus. Atlikus visas vienos fazės užduotis, jūsų projektas nukeliaus į kitą fazę. Čia matote, kiek valandų darbo buvo suplanuota, kiek liko ir kiek jau buvo dirbta. Šiuos duomenis galite filtruoti pasirinkę rodyti viso projekto ar einamosios fazės statistikas. Norėdami greitai sukurti užduotį fazėje arba pamatyti projekto užduočių medį ar sąrašą, spauskite norimą nuorodą. BIDU jums pateikia svarbiausias projekto statistikas. Čia matote planuotą projekto pabaigos laiką, bei kiek dienų dar liko, ar kiek dienų jau vėluojate. Ar telpate į suplanuotą sąmatą. Taip pat galite pažiūrėti, kiek dienų kiekvienoje fazėje jūsų projektas buvo, kur pavėlavote ir kurią dieną realiai uždarėte fazę. Tai skirta jūsų projekto analizei. Ketvirta. Suplanuokite ir atlikite. Išskirkite prioritetinės dienos užduotis ir įveskite planuojamą užduočių atlikimo trukmę. Nurodykite kiekvienos užduoties pradžios laiką. Taip žinosite, ką per dieną galite padaryti. Įvykdę užduotį paspauskite atlikimo varnelę. Įveskite komentarą, pradžios bei pabaigos laiką ir išsaugokite. Penkta. Įvertinkite darbuotojus. Sutarkite su darbuotojais dienos tikslus. Savaitės ar dienos pabaigoje patikrinkite, ar darbuotojai tikslus pasiekė. Jums padės šie rodikliai. Kiek darbuotojas dirbo ir kiek planuotų užduočių atliko. Įvertinę darbuotojo pastangas, kokybę ir rezultatus, įrašykite savo pasiūlymus, kaip dirbti geriau arba, kaip matote pavyzdyje, padėką. Mokykitės dirbdami su BIDU. Išsikelkite tikslą, sukurkite užduotis, deleguokite jas, suplanuokite, atlikite ir galiausiai mėgaukite sėkme arba supraskite nesėkmės priežastis.
Iš kiekvieno įgyvendinto projekto pasisemkite idėjų, kaip dirbti greičiau, kokybiškiau ir uždirbti daugiau. Su Bidiu taikykite efektyviausias vadybos praktikas projektuose, procesuose, vadovavime bei finansuose. Išbandykite Bidiu dabar ir tobulėkite kasdien.